Sveiki, šiandien norėčiau su jumis aptarti 3 svarbius klausimus. Pirmas iš jų, ar reikalingas dizain projektas ir techninis planas, ar galima kažkaip apsieiti ir be jų. Antras klausimas, kaip vis dėlto suprasti, ar tas techninis planas ir dizain projektas tinka jūsų būstui, ar vis dėlto ne, reikia jo atsisakyti. Trečias klausimas, irgi skaitau labai svarbus, kaip užsakyti dizain projektą ir techninį planą, kad nemokėti dvigubai, ta prasme, dar kartą už tą patį darbą. Kaip nuspręsti, ar jums iš viso reikalingas dizain projektas ar ne? Tam mes specialiai parašėme 5 pagrindinius klausimus. Kuo daugiau šitie klausimai jums svarbus, to naudingiau bus pasidaryti dizain projektą. Mes su jumis pradėsime nuo pagrindinio klausimo, kuris yra svarbiausias būtent tiems žmonėms, kurie ruošiasi remontuoti savo būstą. Važiuojam! Ar jūs norėtumėte apgalvotą funkcionalų, o taip pat ir šiuolaikišką interjerą? Ant kiek jums svarbu, kad jūsų name būtų ir jaukiai, ir labai gražiai? Ar jums svarbu, kaip jūsų remontą įvertins artimieji, svečiai, draugai? Dizaineris visada atsižvelgia į ergonomiką, apšvietimą, judėjimo maršrutus, rozetės ir jungikliai pagal jūsų gyvenimo būdą, o ne į tik tai gražias nuotraukas. Mes visada tikriname kiekvieną brėžinį, kiekvieną etapą, kad dizainerio mintis sutaptų su realybė. Štai prikabinu porą variantų, jūs galite pasižiūrėti vizualiai, kaip atrodo be dizain projekto įrengtas būtas ir su dizain projektu. Akivaizdžiai. Tada klausimas numeris 2. Ar planuojate investuoti į remontą didelę jums reikšmingą sumą? Jei investuojate 10 000 ir daugiau, klaidos kainuoja brangiai. Teks ne tik tai perstatyti sienas, bet keisti visą komunikaciją, baldus, o taip pat ir apšvietimą. Dizain projektas mums visada padeda išvengti permokų, klaidų ir nesuderinamumų tarp elektros instaliacijos, o taip pat baldų ir apdailos. Toksai kaip pavyzdys, mes gaunam projektą, viską apsižiūrim, ar visi dalykai, visi prietaisai, rozetės jungikliai savo vietoj ir tik tai tada, kai jau padarytas sprendimas, kad atrodo viskas tiksliai, mes tarėmės su elektra, su elektrikais, santechnika su santechnikais ir taip toliau. O taip pat baldai irgi jų išdėstymas vyksta pačioj pradžioj, o ne kaip jau baigtas remontas, atvažiuoja baldai ir mes bandome kažkur tai kažką tai statyti. Nes visas klaidas mes turime pamatyti iš karto jau starte, pačioj pradžioj. O ne kai atvažiuoja ir tada su tais baldais paprasčiausiai nėra ką daryti, nes baldai netinka, priimti jos irgi neįmanomas dalykas ir kyla visokiausių ginčų. Būtent tokių dalykų galima išvengti. Mes turime su jumis tokį paprastą pavyzdį, pačių plytelių išdėstymas ir nuo kurios vietos reikia pradėti klijuoti. Jeigu būtų kiti išmatavimai arba paprasčiausiai sprendimas daromas objekte, tai galėsime gauti gale kažkokios juostelės ar dar kažkokių tai problemų kils, tai tikrai. Techninis planas paprasčiausiai padeda mums išvengti tokių klaidų. Kitas pavyzdys ir dažniausiai padaroma klaida dėl šviestuvų. Mes iš karto planuojam, kad čia per vidurį turi būti šviestuvai koridoriuje ir net negalvojam, kad bus baldai. O po baldų montavimo mes turim paprasčiausiai problemų. Negalim atidaryti duris, baldų duris arba paprasčiausiai tas šviestuvas uždengtas baldais. Numeris 3, jūs iš viso neturite kažkokios tai vizijos, kaip atrodys jūsų būstas po remonto, po atlikto remonto. Jei negalite įsivaizduoti, kaip dėrės grindys, sienos, baldai, šviesa, tikėtina, kad rezultatas bus chaotiškas arba pasenęs. Įdėti daug pinigų į remontą, o rezultate gauti ne to, ko norėjote, abejotina idėja. O kaip jūs manote? Būtinai pakomentuokite komentaruose, labai įdomu bus paskaityti. Numeris 4. Neturite patirties bendrauti su rangovais. Jei nežinote, kaip paaiškinti statybininkams arba iš viso bijote, kad jie pasidarys kažkaip savaip, dizaino projektas taps jūsų pagalbininku. Visada projektas duoda pilną vaizdą, kaip ir ką reikia padaryti. O reikia tarti turbūt porą žodžių apie dizaino projektus vizualizacijas, nes mes ant popieriaus lapo matome gatavą produktą, kaip grinai vizualiai viskas atrodys. Ir taip pačiam užsakovui lengviau nuspręsti, ar toksai remontas paprasčiausiai tinka ar ne, atitinka užsakovo standartams ar ne.
Numeris 5. Reikia laikytis biudžeto arba suplanuoti mokėjimų eiliškumą. Design projektas visada padeda apskaičiuoti įgyvendinimo kainą iki remonto pradžios, kas labai svarbu, kad vėliau nebūtų kažkokių tai staigmenų. Jeigu jūs nerimaujate, ar užteks pinigėlių, ta prasme, jūsų biudžetas, ar vis dėlto kažkur tai reikia pasitaupyti, design projektas visada mums pagelbės. Matysime, kur galima sutaupyti pinigėlių, bet paprasčiausiai neprarandant kokybės. Dabar ir galite įvertinti, ar jums reikalingas design projektas. Kuo daugiau klausimų jums svarbus, tuo labiau jį verta užsakyti. Pereikime prie kito, nemažiau svarbaus klausimo. Ar tiks design projektas ir techniniai planai būtent jūsų namui arba būtui? Atsakymas tikrai labai paprastas į šį klausimą. Jeigu jūs norite gauti galutiniam rezultate gražų remontą, kad būtų viskas savo vietoj ir apgalvota, tai būtinai reikia užsakyti design projektą ir techninį planą. O kitas variantas, jūs gausite viską chaotiškai. Nes tikrai ir tų pačių rozečių išdėstymas, gal jų paprasčiausiai neužteks, o gali būti net ir taip, kad kai kuriems daiktams neužteks vietos, nes paprasčiausiai nebuvo numatyta. Jeigu jūs abejojate arba yra kažkokių tai klausimų, aš ekrano apačioje paliksiu elektroninį paštą, būtinai mums parašykite. Ir mes su jumis drauge išspręsim visus klausimus. Ir trečias toksai klausimas, labai irgi, sakyčiau, svarbus, kaip teisingai užsakyti design projektą ir techninį planą, kad nereikėtų sumokėti dar kartą. Didžiausia klaida, kokią galima padaryti, tai nutylėti, ką jūs norite ir reikalauti iš dizainerio, kad jisai paruoštų techninį planą ir design projektą savo nuožiūrą. Ir nutylėjimas, daleiskim, pagrindinis toksai gali įvykti dalykas, kad jūs sakysite, jūs net nesakysite, kad jūs norite, kad jūsų remontas būtų klasikinio stiliaus, o dizaineris, aišku, darys moderniai viskas, kad būtų. Ir čia paprasčiausiai, kai bus jau projektas gatavas, jūs turėsite labai daug klausimų ir mažai atsakymų. Aš siūlyčiau išspręsti šitą problemą labai paprastai. Prieš tai, kai jūs kreipitės ar pas tą patį dizainerę, arba pas rangovą, išsakyti savo nuomonę ir būtent parašyti ant popieriaus lapos, rašyti, ką jūs norite gauti, jūsų vaizduotę, koksai būtų dizainas, maždaug kokie būtų išdėstymai ir taip toliau ir panašiai. Ten turi būti stalas, koks turi būti stalas, televizorius, maždaug kokio dydžio, nes visi žmonės skirtingai ir jų norai irgi skirtingi. Bet nesijaudinkite, viskas gerai, net jeigu kažkas tai paeis ne taip, mes visada drauge ir mes su jumis pasidarysime tokį projektą drauge, būtent tokio, kokio reikia jums. Nes ir dažniausiai būna tokių smulkmenų, mes žiūrim techninį planą, jau viskas kaip ir priduota, bet žiūrim, kad rozetės, daleiskim, aukštė metras, tai kaip ir galima perdaryti. Darbų eigoje mes pasižiūrim, kad jeigu užsakovo ūgis, daleiskim, nėra labai žmogus aukštas, o ten 1,70 m, 1,73 m, tai jam aišku patogu būtų tos jungiklius pasidaryti, kad aukštis būtų 90 arba net ir žemiau 85. Toliau kažkur tai gal dizaineris irgi nepamato ir padaro lubas, o tose lubose mes turime paprasčiausiai nišą užuolaidams. O būna taip, kad yra vamzdis rekuperacijinis. Paprasčiausiai jau vietoje, darbų eigoje, tokius jau smulkius dalykus galima išspręsti. Bet vėl grįžtame prie to, kad nepadarykite didžiausių klaidų, kai jūs net nieko nesakot, kad norite, daleiskim, tą pačią sieną tamsiai žalios spalvos. Dar vienas toksai patarimas, jeigu kažkas tai jūs pamatote design projektą ir kažkas tai nepatinka arba kažkaip spalvos neatitinka, visada užduokite klausimą. Nes būna taip, žinokite, ir mes turime jau patirtį, parduotuviai guli vienas dalykas, šitas kodas kažkaip tai buvo pakeistas nuo esamas šalia prekės ir paprasčiausiai, kai jau vyksta visas design projektas, spalvos neatitinka. Tai iš karto, jeigu vdruk yra tokia problema, iš karto susiskambinam ir
aptariam tokius vat, niuansus. Nu, tikrai vat, čia gali būti didžiausia klaida. Nes paskui, daleiskim, ir tų pačių grindų spalvą jūs nepakeisite, nes viskas pririšta prie baldų, prie virtuvės, prie stalo, prie sofos ir taip toliau. Net ir sienų spalva gali būti surišta būtent su grindų spalva. Tai va, turėkite tai omeny. O štai čia prašom vienas atsiliepimas. Žmogus išsakinėjo savo nuomonę, ar reikalingas dizain projektas ar ne. Jisai jau susidūrė su sena statyba, o dabar buvo suremontuotas 3 kambarių naujas būtas. Tada toks papildomas klausimas, ar verta užsakyti iš vis dizain projektą ir tą techninį planą. Vadaleiskim ir tą seną statybą, nes jūs turit patirtį ir su seną statybą, ir čia nauja statyba. Aš sakyčiau, tikrai reikalingas, nes, kaip tu minėjai, ankstesniam bute mes jo neturėjom, tiesiog pasirinkom kažkaip, tai pas kažką taip nusižiūrėję, kaip ten kas yra išdėstyta, kur tos rozetės, bet iš tikrųjų dabar susidarėm su problema, kur ten robotą siurblį pajungti, arba dar kažką, arba prie, tarkim, vienam kampe neužtenka rozetės, kitam jinai nėra reikalinga. Su apšvietimu tas pats viskas, viską reikėjo man galvoti, kaip ten, ta prasme, kur šviestuvus pakabinti, kokio ten stiprumo ta šviesa turi būti ir panašiai. O čia, kaip gavom tą projektą, iš karto kaip ir atsistojo tie baldai, kur jie turi stovėti, kur kas bus, kur televizorius, kiek prie televizorio jungsimės ten tų visų priedėlių ir panašiai, tai sakyčiau tikrai verta. Tai gavosi viskas, žodžiu, savo vietoje ir... Taip, šiuo atveju gavosi taip, kaip mes norėjom. Dabar tikriausiai kils klausimas, ar mūsų klientai mūsų rekomenduoja ar ne. Štai čia mūsų klientas sako, kad rekomenduoja mus. Ar aš galėčiau parekomenduoti jūs savo draugam? Žinoma, be abejo. Kadangi senos statybos namą tikrai nėra lengva remontuoti, renovuoti, o jūsų ir kantrybė, ir profesionalumas 100%, ir tikrai rekomenduočiau kitiems jūsų įmonę rinktis. O taip pat, žinokite, galėčiau net ir pasigirti. Dažniausiai mūsų klientai pasakoja taip, kad būtent su mumis dirbti, žinokite, labai lengva. Dažniausiai užduodamas klausimas, su kokiais objektais mes dirbame. Tai, žinokite, nėra skirtumo. Ir sena statyba, nauja statyba, būtas, namas, kotedžas, nuosavas namas ar kažkoks tai ofisas. Su visais šiais objektais mes dirbame ir galime pasidaryti techninį planą ir dizain projektą. Būtent siūlyčiau daryti dizain projektą senai statybai, čia senos statybos būtas, nes jums nereikės išleisti pinigų naujos statybos būtų pirkimui. Jūs iš karto jau turite būstą, o būtent senai statybai irgi galima įrengti labai puikų, gražų remontą. Ir galutiniam rezultate jūs turėsite labai jaukų būtą. Kad užsakyti dizain projektą, jums tai reikia 3 žingsnių. Pirmas žingsnis tai parašyti mums, aš ekrano apačioje paliksiu elektroninį paštą, arba susisiekite bet kuriuo jums patogiu būdu. Šio vaizdo įrašo aprašyme jūs rasite pilnai visą informaciją. Žingsnis numeris 2, tai atsiųskite visą informaciją apie jūsų būstą, tai ir pats planas bendras, kad mes galėtume įsivaizduoti, ar čia būtas nuosavas namas, ar tik tai jūs norite suremontuoti kažkokį tai vieną kambarį. Maždaug porą nuotraukų, koksai dizainas jūsų domina, ką jūs norėtumėte gauti rezultate. O taip pat būtų gerai turėti sąrašą, kokie baldai, kaip jūs matote bendrai tą visą projektą. O tada nebijokite, mes darbų eigoje dar užduosime jums 1000 klausimų ir jūs gausite būtent tokį projektą, kokį norite jūs. Numeris 3, jums reikės pasirašyti oficialų sutartį, o taip pat ir sumokėti avansą.